Sveiki, krepšinio fanai, jūs klausotės Nostra.lt regionų krepšinio lygos podcast'o po krepšiu jau 14 epizodo, su jumis kaip visada aš, Pijus Urbanavičius, bei mano kolega Lukas Rutkauskas. Sveikas, Lukai. Sveikas. Nauja vieta, bet pasisveikinimas visada išlieka tas pats. Gal tu pristatysi, kokioje vietoje šiandieną filmuojame savo podcast'o epizodą? Taip, tai šį kartą esame naujoje aplinkoje, kaip ir minėjai, virtuali studija. Už šią galimybę, žinoma, norim padėkoti INIT televizijai. Smagu, kad priėmė, smagu, kad galime pasibandyti naujų dalykų, pakeisti mūsų tą aplinką ir naujų fantazijų ir visokių norų čionais galėsime išpildyti, aš tikiuosi, bendradarbiaujant kartu su jais. Ir tikimės, jog pakelsime mūsų tinklalaidės lygį dar aukštesnį lygį ir galėsime savo žiūrovus nustebinti naujienomis, ką ir šiam sezone tikrai dažnai gan padarome. Taip, tobulėjimai ribų nėra, ne tik lyga, bet ir tinklalaidėse stengiasi atitinkamai tobulėti žingsnis po žingsnio. Tikimės, kad jūs tai žiūrovai įvertinsite. Irgi, o praeitą savaitę prašvilpė regionų krepšinio lygoje 13 turas. Daug įdomių kovų buvo, tam tikri lyderiai, sakyčiau, netikėtai patyrė pralaimėjimus. Tikras savaitės šou rungtynių, vyšnia ant torto, kurią pasiliksime pabaigai. Bet ir kitų rezultatų buvo kiek netikėtų ir 13 turas prasidėjo nuo rungtynių Kazlų Rūdoje, kuomet Kazlų Rūdos atakos komanda priėmė Vilniaus Ryto MRU komandą ir pirmas Kazlų Rūdos komandos pralaimėjimas namų salėje. Iki šio laiko buvo 8-0, 8 iš 8 pergalės, bet Rytas sugebėjo tapti tą komandą, kuri nukarūnavo, sakykime, tą visą pergalių seriją Kazlų Rūdos namų aikštėje. Lukai, kaip sakai, tikėtas tau rezultatas, ar tikėsi, kad Ryto komanda po pratęsimo gali išplėšti tokią pergalę Kazlų Rūdoje? Taip, tai turbūt jeigu reikėtų rinktis komandą, kuri namuose nutrauks Kazlų Rūdos dominavimą, tikrai nebūčiau spėjęs, kad tai gali būti Vilniaus Rytas. Pats stebėjau rungtynes, stebėjau tą jų pabaigą, kosminę pabaigą iš tikrųjų. Tas lemiamas tritaškis, kuris išplėšė pratęsimą berods Jauniaus Davniuko, tikrai buvo sudėtingas ir labai taiklus metimas, bet chaotiška rungtynių pabaiga. Rytas jau atrodė, kad išleis pergalę iš rankų ir Kazlų Rūda laimės rungtynes, tačiau pabaigoje pačioje, kiek tiksliau sužaidė Laurino Samėno auklėtiniai, išplėšė pergalę iš Kazlų Rūdos ir žinoma, kaip visada, komandos lyderis Matas Liutkevičius buvo nesustabdomas, 32 taškai. Kosminis jo pasirodymas, visiškas šio sezono Vilniaus komandos lyderis. Ir turbūt reikėtų pasveikinti Vilniečius iškovojus tokią simbolinę pergalę, kuri nutraukė Kazlų Rūdos dominavimą namuose. Taip, Rytui tai tapo atspirties tašku, šiame ture 2 pergalės iš 2 pasiektos. Ir kaip būtų keista, Rytas tose rungtynėse rungtyniavo be Tito Pundino, kuris sugrįžo į komandą visai nesenai ir tikrai yra svarbus rotacijos žaidėjas. Be Tito Pundino iškovoti tokią pergalę Kazlų Rūdoje tikrai yra ganėtinai įspūdinga ir tai rodo jaunimo perspektyvas, kad jie nori išeiti į playoffus ir sezono gale, kaip dauguma jaunimo trenerių sako, pasimti tą papildomą bonusą ir sudalyvauti atkrintamosiose ir tuo pačiu dar labiau ugdyti jaunimą ir suteikti jiem daugiau patirties. Kazlų Rūdos komandoje išsiskyrė Matas Makauskas, įspūdingas pasirodymas, gera jo demonstruojama forma, 31 taškas, bet jo tokio pasirodymo Kazlų Rūdos pergalei neužteko. Taip, ir šiuo metu, tęsiant toliau rezultatus, Vilniaus Rytas iškovojo ir antrąją pergalę, tai prieš Kupiškį namuose. Ir kaip nebūtų keista, šiuo metu Vilniaus Rytas MRU komanda yra karščiausia lygos komanda, fiksuojanti 4 pergalių seriją, tai yra ilgiausia serija A divizione, tai būtent toks pakilimas iš Ryto jaunuolių, Ryto piramidės. Džiugu už tai, kad jaunimo komandos taipogi turi savo tų bangų, kurie pagavę gali veikti, galim sakyti, bet ką. Tikrai taip, ypač jaunimo komandos banguoja, ypač jei jaunimas prieš jaunimą žaidžia. Aišku, regionų krepšinio lygis truputėlį yra jau kitoks, A divizionas. Kaip ir sakai, Rytas 4 pergalės iš eilės, pasiekta pergalė prieš Kupiškį, tačiau tai dar labiau pagilino Kupiškio komandos duobę, jau 3 pralaimėjimas iš eilės. Ir panašu, kad Kupiškis, turbūt viena didžiausio šio sezono nesėkmių išgyvena ir žiūrėsime, kaip ateinančiame ture jau bandys išlaviruoti iš
iš šios situacijos, nes šiuo metu Kupiškis rikiuojasi, visiškai vienvaldis 10 vietos savininkas, 8 pergalės, 8 pralaimėjimai jų sąskaitoje. Lukai, kaip manai, ar pavyks Kupiškiui nutraukti pralaimėjimų seriją ateinančiame ture? Jų laukiantis varžovai yra penktadienį Prienai, šeštadienį taip pat Prienai, namo išvyka, atkeltos rungtynės. Tai sunkus tikrai iššūkis, nors turnyrinės lentelės kaimynai, galima sakyti, žais, bet nemanau, kad Kupiškiui bus lengva. Žinoma, namuose yra turbūt favoritai, bet penktadienį žais Prienuose, tai tos rungtynės nemanau, kad bus labai, labai lengvos jiems. Ir Kupiškis turbūt dabar primena mūsų Kauno Žalgirį, kuris išgyvena irgi kelių nesėkmių seriją ir stringa Eurolygoje, tai Kupiškiui norim palinkėti turbūt, kad atsitiesti, nes komanda tikrai šiemet rodė nemažai potencialo, tačiau labai banguoja ir esu garantuotas, kad jie bus atkrintamosiose, bet reikėtų šiek tiek stabilumo būtent jų žaidime. Taip, Prienuose tikrai bus sunku, o namuose šį sezoną jie iškovoja 6 pergalės ir patyrė tik 1 pralaimėjimą. Manau, tuo aikštės pranašumu pasinaudos ir namie turėtų nutraukti tą pralaimėjimų seriją. Taip pat norėčiau išskirti dar vienas rungtynės. Druskininkų komandos gyvybės ženklai tarsi nutraukti tą pralaimėjimų seriją ir pelnyti antrąją sezono pergalę. Kažkur protarpiais lyg sublykčioja, bet tarsi užrišta kažkas druskininkams. Nebloga kova duota Kėdainių sporto centrui, rezultatu 76-89. Kėdainių sporto centras pelnė dar vieną reguliaraus sezono pergalę, tačiau kitą dieną namų salėje priėmė VDU krepšininkus ir, sakyčiau, apmaudžiai, neiškovojo pergalės 84-85, 1 tašku pralaimėta VDU krepšininkams. Taip, tai verta pažymėti, jog vienintelė druskininkų pergalė šiame sezone yra būtent prieš Vytauto didžiojo universiteto komandą, tad tuomet buvo laimėta 21 tašku. Šį kartą jau namuose nusileista minimalia persvara. Ir žaidimas, kaip ir sakai, kažkiek gyvybės ženklų rodantis, kadangi pozityvesnis, tačiau kaip tų pergalių nėra, tik nėra, jau sezonas persirito į antrąją pusę ir sunku druskininkams. Ko turbūt iš jų tikimės, tai norėtų, kad jie išliktų tam A divizione, kadangi komanda, manau, kad tikrai yra iš visų ir iš organizacinės pusės, ir iš finansinės pajėgi likti jame, tačiau reikėtų tų pergalyčių pasiieškoti, pasigaudyti, nes kol kas labai sunku atrodo dabar Vytauto didžiojo universiteto komanda tikrai yra įveikiamas varžovas, nusileista 1 tašku, bet labai noriu tikėti, kad dar išvysime besidžiaugiančius Druskininkų komandos žaidėjus ir trenerių šiame sezone pergalėmis. Taip, ir manyčiau, Druskininkų komandos fanai taip pat aktyvieji sugrįžtų į Druskininkų salę, tuomet jei Druskininkai pagaliau nutrauktų tą pralaimėjimų seriją. Tikrai, kaip ir sakai, Druskininkai atėjo su didelėmis ambicijomis į A divizioną, tačiau šis sezonas jiem prasidėjo tragiškai, prasideda antrasis ratas nuo 13 turo ir, žiūrėsime, kaipgi Druskininkų komanda sugebės atsispirti nuo šio sezono stadijos ir kaip kabinsis už to šiaudo, kad išliktų A divizione. Taip, dabar matau, komanda fiksuoja 14 nesėkmių seriją. Tikėkime, gal 15 bandymų pavyks pramušti, nors varžovas tikrai laukia neeilinis. Taip, tai yra Šiaulių rajono Grafų Kuršėnų SM komanda, kuri demonstruoja puikų žaidimą. Šiuo metu turnyrinį lentelį stovi 4 stipriausių, taip kad nebus lengva išvykos rungtynės. Toliau namuose Kazlų Rūda, tada išvykoje Kupiškis, Raseiniai, Žalgiris 3 galva, čia kažkur pavyks ir tą pergalytę nugvelbti. Taip, tikėkimės, kad druskininkai nutrauks tą, turbūt antirekordą regionų krepšinio lygos. Reikėtų pakelti archyvus, tikrai taip. Dar yra komanda daugiau kartų, kuri nors pralaimėjusi. Užsiminė apie Kuršėnų komandą. Kuršėnų komanda išgyvena visai neblogą metą. 2 pergalės iš eilės. Pergalė prieš Prienų Tekodentos komandą bei pergalė prieš Tauragę. Prieš Tauragę, skaičiau, galbūt kiek daugiau netikėta pergalė, bet vis dėlto iškovota namų salėje. Kaip vertini Kuršėnų šią 2 pergalių seriją? Tai Kuršėnai, kaip ir kalbėjom ankstesnėse laidose, atrodė gal
tas jų rezultatas ir geras žaidimas kažkiek yra perdėtas, kadangi komanda išlaikusi branduolį, žaidėjai visi likę iš praeito sezono ir vienas kitą jaučia, dėl to tas pergalės renkasi, nes pernai prisiminkime, Kuršėnai buvo turnyrinės lentelės apačioje, tai daug ką stebino toks jų žaidimas šiame sezone, bet jau sezonui rytantis į antrą pusę galima pastebėti, kad turbūt tai nebuvo tik sutapimas, kad komanda tikrai yra pajėgi kovoti. Pajėgiai surinkta ir demonstruoja gerą žaidimą ir galbūt tas praeito sezono tokia išimtis iš taisyklės, gal nesėkmė buvo, nesėkmingas tiesiog laikotarpis ir komandai dėl to taip nepasisekė, o šiame sezone matome visiškai kitą veidą, nors žaidėjai atrodo tie patys, bet pergalės renkamos, dabar 4 vietoje su 10 pergalių, 7 pralaimėjimais, 27 turnyriniai taškai ir tikrai rezultatas džiuginantis, manau, tiek Kuršėnų komandos ir galius, tiek mūsų kaip lygos gerbėjus, pergalė prieš Prienus ir Tauragę, prieš Prienus galbūt tos pergalės ir buvo galima tikėtis, namuose žaista, visgi Prienai šiemet netokie solidus, sakykime, bet Tauragėje iškovoti pergalę, ten tikrai ne kiekviena komanda tą pajėgia padaryti, o Kuršėnai susitvarkė su šia užduotimi ir džiugu dėl jų ir labai įdomu bus toliau stebėti, kaip šiai komandai seksis antrojo sezono dalyje, demonstruoti savo tą žaidimą ir turbūt pagrindinis klausimas, ar pavyks išlikti lyderių ketvirtį. Tikrai taip, Kuršėnų komandoje išryškėjo tas lyderių branduolys, na, Prienai, kaip ir sakai, galbūt kol kas nėra pačio stipriausio pajėgumo, Prienų žaidimas tikrai palaipsniui gerėja, duota tikrai kova tiek Kuršėnams, tiek Kazlų Rūdos krepšininkams, tik ketvirtajame kėlinyje pralaimėta, tada aš tikiu, jog Prienai irgi gerina žaidimą ir tikrai turnyrinė lentelė turės kilti bent per porą pozicijų ir užimti vietą 10-tuke. Na, o Tauragės komanda, sakyčiau, kažkiek buksuoja tam tikrais aspektais ir vienas jų galbūt būtų komanda tarp sezonėje papildęs ir prisijungęs Lukas Žukauskas, kuris labai nesėkmingai sužaidė būtent prieš Kuršėnų komandą, per 13 minučių nepelnė taškų, -2 naudingumo balai, na, galbūt norėtųsi daugiau indėlio, žaidėjas atėjęs iš nacionalinės krepšinio lygos, aišku, reikėtų pasidomėti, galbūt traumą patyrė ar sveikatos problemų turi mažas žaidybinis laiko kiekis, kodėl taip yra, na, bet tikrai kol kas jo demonstruojama forma, manau, nėra ta, kokios tikisi Kęstutis Naruševičius ir galbūt būtent jo dar didesnio indėlio trūksta prie sėkmingo komandos žaidimo, juolab, jog kiti komandos lyderiai sugeba rungtyniauti ganėtinai solidžiai, tačiau Kęstučio Naruševičiaus numatytai sistemai reikia visų žaidėjų indėlio ir tai yra akivaizdu. Taip, tai būtent užsiminiai apie Tauragę turbūt tiek. Taip. Tai turiu užsiminti apie papildymą buvusi Tauragės, tai Lukas Žukauskas, taip pat, kadangi žinome, jog tas perėjimo langas regionų krepšinio lygoje netrukus susidarys, dar liko porą savaitėlių, tai įdomu įvertinti tavo nuomonę apie komandų pastiprinimus, kadangi nemažai komandų šiuo metu yra pastiprinusios, tai pirmiausia, Birštonas pasikvietė Tadą Rinkūną, kuris jau debutavo praėjusį šeštadienį, pats esi iš to krašto, kaip tau Tado papildymas ir kaip tave nuteikė jo, sakykime, žaidimas ir tas įsileidimas į komandą. Na, Tadas Rinkūnas savaitės rungtynėse debutavo prieš Kėdainių komandą, mano žiniomis prieš tai nedalyvavo ne vienoje komandos treniruotėje, na, atitinkamai nepasižymėjo taškais tos dienos rungtynėse, bet manau, tai yra vis tiek aukštesnio meistriškumo krepšininkas, visą karjerą praleidęs nacionalinėje krepšinio lygoje, porą sezonų ir LKL, na, tai tikrai Tadas Rinkūnas duos impulsų Birštono komandai, iškritus Ovidijui Varanauskui, reikėjo tikrai Birštono komandai tikro skorerio, Tadas Rinkūnas, snaiperis, taškų rinkėjas, manau, tikrai Birštono komandai duos labai daug ir Birštonas pareiškė aiškius savo šio sezono tikslus, patekti į ketvirtą, na ir atitinkamai šis pastiprinimas, manau, parodo, ko Birštonas siekia šiame sezone. Tikrai taip, tau pritarsiu, kadangi, Birštonas pastebėjau, jog atėję divizioną tikrai mėgsta pasisvaidyti tais tokiais pirkinukais, skambiomis pavardėmis, tiek buvo Mindaugas, tiek dabar Tadas. Tikrai, prieš tai Ovidijus. Taip. Tikrai pažįstami krepšinio pasauliui
veidai ir labai smagu, kad Birštonas turi tokį požiūrį, nusiteikę ir kovoti, net nepaisant to, jo paradė savo lyderį, toliau stato komandą ir ruošia ją ir svarbiausiams sezono kovoms pavasarį. Taip, visko nenurašo ant to, komanda vis tiek turi ambicijas, visi žaidėjai išlaikyti, tuo labiau iš čempioniškos B diviziono komandos, tad komanda yra susižaidusi ir manau, dar prisijungus Rinkūnui, komandos žaidimas, susižaidimas tik gerės ir ateinant atkrintamosioms, Birštonas bus tikrai visiems sunkiai kandamas rieštas. Tikrai, tai netrukus turbūt prieisime prie savaitės rungtynių, tos kulminacijos mūsų šeštadienio, bet dar prieš tai galime truputėlį apžvelgti ir kitų komandų pastiprinimus, tai kurie jau duoda, sakykime, efektą, tai Skuodas pasistiprino, atkeliavo į jų komandą Martynas Pacevičius, Tadas Pacevičius, Martynas Pacevičius žaidžia kitur visai, Tadas Pacevičius atkeliavo į Skuodo komandą, jis atstovaus juos būtent ir paskutinėse rungtynėse. Tai buvo pirmosios 2025 metų Skuodo rungtynės, jis užfiksavo 25 taškus, 4 atkovotus kamuolius, 27 efektyvumo balus ir padėjo Skuodo komandai iškovoti pergalę, kadangi Skuodas tikrai buksavo pirmojo sezono pusėje, dabar įvyktas Palangos sporto centras ir irgi toks naujoko efektas. Galbūt varžovas ne pats stipriausias įsižvelgiant į turnyrinę lentelę, bet tikrai manau, kad Skuodai tai padės įsivažiuoti šiame sezone dar labiau. Taip, toliau pastiprinimai netektis, sakykime, Laurinas Kirlys iš Druskininkų persikėlęs į Širvintų komandą, tikrai, manau, bus nemažas postūmis būtent Širvintų komandai, kuri B divizione rodo solidų žaidimą. Ir dabar yra pirmoje turnyrinės lentelės vietoje A grupėje, tai 3 komandos turi po vienodą pergalių pralaimėjimų skaičių ir pagal būtent jų akistatas. Taip, paliesime dar truputėlį B divizioną. Tai va, norisi už Lauriną pasidalinti žiniomis, kadangi pernai jis atstovavo Trakus B divizione, dabar ir vėl sugrįžta iš Druskininkų. Ir galime, manau, drąsiai sakyti, Širvintų komandoje susiformavo visas Trakų komandos buvęs branduolys ir manau, tikrai patyrė kartėlį tie žaidėjai, praeitame sezone užimta 4. vieta B divizione ir, manau, norės lipti ant podiumo. Tikrai taip, pakeitis lokaciją. Na, o dar kas iš tokių galbūt įdomesnių, tai iš Pakruojo į Radviliškį persikėlė Arnas Lensbergas, vienas Pakruojo lyderių, atstovaus gimtojo, sakykime, kaimyninio miesto, komandą, kadangi Pakruojis nuo Radviliškio labai yra netoli, o Radviliškio tai irgi, manau, solidus papildymas, kurie šiame sezone nėra tokia dominuojanti jėga, kokia buvo pernai. Ir dar, žinoma, nepamirškime ir kitų komandų, tai tie patys Gargždai pasikvietė NKL žaidėjų, mačiau registravo, taip pat VDU, Klaipėdos universitetas Nemenčinė pasistiprino, Vilniaus rajono krepšinio klubas turiu omenyje. Taip kad tų pastiprinimų perėjimo lange aktyviai jie vyksta dabar ir komandos stiprinasi, ruošiasi toms svarbiausiams sezono kovoms ir manau, kad dar tikrai ne vieną iki tos mūsų deadline datos išgirsime papildymą, kuris galbūt netgi privers pakelti antakį. Taip, dar A diviziono galbūt komandos ištrauks kažkokį lobį iš skrynios ir dar vieną kokį nors įspūdingą veteraną prisivilios į savo komandų gretas. Na ir norėjome aptarti B diviziono vienos rungtynės. Skirti tą mūsų akcentą. Taip. Tai Vilniaus rajono krepšinio klubas iškovojo gan netikėtai solidžią pergalę prieš Dauniškio Prekybo Juventus komandą. Solidi 21 taško pergalė ir manau ši pergalė taip parodo, kokiomis ambicijomis, kokiais tikslais Vilniaus rajono krepšinio klubas šiame sezone B divizione turi įsikėlę savo ir ko jie bandys turbūt siekti. Tai pritarsi man, čempionų titulas yra vienareikšmis jų tikslas. Taip, manau, jie tikrai nori eiti į A divizioną, bet reikia atsižvelgti į tai, Juventus komanda pasipildė šiame sezone, branduolys išlaikytas, kaip ir sakome, Širvintų komanda visiškai nauja surinkta, bet branduolys jau kartu žaidęs ne vieną sezoną ir tai vis tiek play-offuose gali turėti šiokį tokį pranašumą, bet tokį dominuojantį pergalį. Verta paminėti, kad Vilniaus rajono krepšinio klubas buvo sukurtas šiemet ir šiemet tik debiutuoja B divizione, tai norėjau irgi skirti tą faktą, kad kaip tau pritarti, kad nebus taip paprasta, kaip jie turbūt įsivaizduoja, kad gali būti, sakykime, galbūt neįsivaizduoja, bet kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Taip, bet
Vilniaus rajono krepšinio klubo treneris tikrai yra patyręs regionų krepšinio lygoje, ne pirmą sezoną jis čia dalyvauja, tai tikrai yra pasiruošęs, manau, kiekvienai komandai ir daug maž, nors ir lyga pasikeitusi per porą sezonų, bet žino, ko tikėtis, kaip reikia ruoštis ir bus įdomu, kaip Vilniaus rajono krepšinio klubas atrodys atkrintamosiose, nes tikrai panašu, kad juose bus ir bandys patriukšmauti. Tikrai taip ir labai džiugu, kad debiutuojantis klubai B divizione nėra kažkokie ten, sakykime, turnyrinės lentelės apačioje, o iš karto keliasi savo tokius aukštus tikslus, pildosi žaidėjais ir demonstruoja tiek gerą krepšinio aikštelėje žaidimą, tiek už krepšinio aikštelę, sakykime, soc erdvėje ir visur kitur aukštą lygį. Tai norisi pagirti už tai Vilniaus rajono krepšinio klubą. Žinoma, jų laukia tikrai nemenkas iššūkis, kadangi tiek tas pats Juventus, kaip ir minėjai, Širvintos, Anykščiai, Trakai, čia A grupė iš visiška sumaištis, sakykime, tos pirmos 5 komandos, bet kuris gali laimėti. Bet nepamirškime apie B diviziono B grupę, kurie yra gargždai, kurie dominuoja kol kas, 8 pergalių seriją fiksuoja, tai yra ilgiausia per visą A ir B divizionus ir dar pasipildė žaidėjais iš nacionalinės krepšinio lygos, taip kad tas pats Kauno technologijos universitetas Radviliškis yra, taip kad B divizione šiame sezone bus labai karšta ir netgi dabar jau, kiek skaičiavom, čia švernam 6-7 klubus, iš kurių tik 4 pateks į finalinį ketvirtą ir iš tų 4 tik 1 taps čempionu ir gaus tą bilietą į svajotąją divizioną, o eilutė įsirikiavusi pretendentų yra labai, labai ilga. Taip kad manau, šiemet kaip niekada yra labai įdomu stebėti B divizioną ir labai įdomu laukti man asmeniškai, pavyzdžiui, finalo ketvirto B diviziono. Tai negali atspėti, kurios komandos dalyvaus, nebent gali, sakykime, iš B diviziono B grupės išskirti Gargždų komandą, kurie, manyčiau, iš B pogrupio tikrai turėtų galbūt patekti kaip lyderiai, o toliau visos komandos tikrai nenuspėjami rezultatai. Taip. Ir ką dabar galime turbūt keltis į tą mūsų 13 turo savaitės rungtynes. Tai pirmiausia klausimas tau, Pijau, kaip sekėsi, kokie įspūdžiai komentuoti su mūsų legenda Vaidu Čeponiu. Su Vaidu juokavome, kad jo debiutinėse rungtynėse štai toks ir surprizas regionų krepšinio lygai nugalėti šio sezono turnyrinės lentelės lyderiai. Kėdainių sporto centras patyrė 3 pralaimėjimą. O su Vaidu buvo tikrai smagu, manau, ir krepšinio fanams prie televizijos ekranų susiklausė labai smagiai tos dienos rungtynės. Rungtynės tikrai buvo vertos savaitės rungtynių vardo, tarsi vyšnaitė ant torto. O Birštono komanda geriau pradėjo rungtynės, turėjo šiokį tokį pranašumą prieš antrąją rungtynių dalį, tačiau rungtynės visiškai buvo nenuspėjamos, tai viena komanda vedė, tai kita, ir tikrai aukšto meistriškumo krepšininkai, kaip Vaidas sakė, grūmėsi aikštelėje, dėl kiekvieno aikštėje centimetro, dėl kiekvieno kamulio grūmėsi abi komandos, ir tikrai matėme ir emocijos žaižaravo, aikštėje tikrai buvo ir apsistumdymų, ir apsižodžiavimų, daug fanų Kėdainių sporto centro salėje susirinko taip pat, ir tikrai, manau, šventinė atmosfera buvo sukurta Kėdainiuose. Aš visiškai tau pritarsiu. Pats, žinoma, buvau tas rungtynėse, tai šventinė krepšinio atmosfera, viskas aukščiausiame lygyje ir rungtynių produktas aikštelėje ir už jos ribų buvo, manau, kad toks pavyzdys ir kaip ir kalbėjau su Gediminu po rungtynių, kad minėjo, jog tai buvo atkrintamųjų lygio susitikimas, tiek fiziškumo lygių, tiek atmosfera visa. Aš visiškai jam pritarsiu, vienas turbūt ryškiausių šio sezono rungtynių. Dėl to labai džiugu, kad ir Vaidas į jas pateko ir mes juose sudalyvavome, visa administracija ir lygos, taip pat pakviesti partneriai pamatė tą mūsų regionų krepšinio lygos savaitės rungtynių vardą pateisinančias rungtynes, taip kad buvo aukščiausias lygis, sakyčiau. Žinoma, Birštono pergalė irgi buvo tas toks netikėtumas šiek tiek. Ką apie pačias rungtynes dar truputėlį skirti, turbūt vertėtų paminėti, jog ta statistikos eilutė, apie kurią nekartą minėjot komentuodami, kad Rokas Zūzas, Laurinas Danielius kartu įsimetė 33 taškių, 2 žaidėjai įsimetė 33 taškių, įmetė 8, tai kaip tau toks Kėdainių žaidimas? Taip, iš viso Kėdainiai išmetė 43 tolimus metimus, tiesiog neįtikėtini skaičiai, o kai 2 žaidėjai išmeta tokį metimų kiekį, tai parodo visiškai laisvę tiems žaidėjams,
Uzas ir Danielis yra, sakykime, visiškai išreikšti komandos lyderiai, bet kaip be būtų keista, šiame sezone, bent jau šiam momentui naudingiausias komandos žaidėjas yra Medas Kuprijanovas, kuris renka 13 taškų ir beveik 8 atkovotus kamuolius, jis renka daugiausiai efektyvumo balų, bet net 4 žaidėjai renka 20 ar daugiau naudingumo balų, tai Medas Kuprijanovas, Laurynas Danielius, Rokas Uzas bei Laurynas Bimba. Šis Kėdainių komandos branduolys, sakykime, atrodo nesustabdomas šiame sezone. Rokas Uzas, strigo gal kiek pirmoje rungtynių dalyje, bent antroje įsivažiavo, surinko savo įprastus skaičius ir tikrai būtent tai akcentavau prieš savaitės rungtynės, kaip Birštonui pavyks pristabdyti Kėdainių lyderius, tokia ir bus perspektyva tos dienos rungtynėms ir tikrai gan sėkmingai, sakyčiau, Birštonas susitvarkė su šia užduotimi tos dienos rungtynėse, pristabdyti lyderį. Birštonui leido visą laiką rungtynėse išlikti kovinio atstumu ir ketvirtame kėlinyje spurtas 10-0 ir geresnė gynyba uždarė rungtynės. Tikrai taip, ir kaip ir irgi kalbėjome, kad ką reikia padaryti, norint iškovoti pergalę prieš Kėdainių komandą, tai pirmiausia, kad reikėtų nesėkmingų kažkokių žaidėjų pasirodymų, tai šiuo atveju Vainius Stepanavičius vos 2 taškai, 1 iš 9 metimai, -2 naudingumo balai, Medas Kuprijanovas tavo irgi paminėtas sužaidė irgi blankes rungtynės, vos 2 taškai, 7 naudingumo balai, o Rokas Uzas su Laurynu Danielium nesumetė savo tų 3 taškių iš 38, tai tikrai nėra įspūdingas pataikymas toli gražu, o Laurynas Bimba sužaidė sėkmingai, bet tas jų lyderių penketas tikrai bendrai sudėjus vidutiniškai pasirodė ir tai garantavo Birštonui tą pergalę, kurią jie pasiema, labai svarbią pergalę. Taip pat Birštono komandoje nesustabdomai rungtyniavo Matas Zutkis, kuris pataikė tikrai ne vieną kosminį metimą tose rungtynėse. Taip, tolimas metimas tikrai taip. Nuo lentos. Žinoma, Mindaugas Lukauskis šiek tiek strigo, 2 metimai iš 10 iš 3 taškų zonos, bet Mindaugas pataikė, prisiminkime, tą ketvirtam kėlinyje likus žaisti pusantros berods minutės, tą tritaškį, kuris padidino persvarą Birštono komandos ir tvirtino, sakykime, pergalę, bei bloką atliko berods Laurynui Bimbai irgi liko žaisti apie minutę. Taip, Lukauskio epizodai nukalė Birštono pergalę, ir ką kalba patirtis, už save 45 metai, o krepšinio aikštelėje sugeba išdarinėti tokius dalykus. Tikrai taip, tai būtent tie 6 naudingumo balai ir 12 taškų galbūt neatspindi to, ką jis iš tiesų padarė aikštelėje ir manyčiau tikrai jo dėka. Ir Birštono komanda iškovojo pergalę, o sugrįžo trečiam kėlinyje iš to dviženklis gal netgi deficitas buvo trečiam kėlinyje, manau, sugrįžo būtent tų, sakykime, rolinių žaidėjų pagalba. Tai ir Osvaldas Brazdžionis, ir mano minėtas jau... Kapitonas žengęs į aikštelę, pataikė labai svarbius tolimus metimus ir sugrąžino komandą į kovą. Ir tas pats Matas Zutkis, tai džiugu dėl jų, džiugu dėl Birštono, tikrai svarbi pergalė ir turbūt... Ir noriu užakcentuoti vieną dalyką, pasitaisysiu, kad Tadas Rinkūnas vis dėlto pelnė taškus debiutinėse savo rungtynėse, 2 taškai, 2 atkovoti kamuolėjo sąskaitoje, bet tikrai Tadas Rinkūnas susikūrė geras progas, paprasčiausiai, galbūt debiutinės rungtynės, kažkiek jaudulio, savaitės rungtynės taip prasidėjo ir turbūt nepasisekė taip debiutuoti, kaip norėtų pats Tadas, bet tikrai, manau, ateityje daug sėkmingiau įsilies į komandą. Tikrai taip, ir dar turbūt man pritarsi, kad tai nebuvo, sakykime, galbūt pačios geriausios Birštono rungtynės, nes potencialo žiūrint į tiek aikštelį, tiek į statistikos protokolą dar galima rasti, kur tas pats Simonas Kriaučiūnas vos 2 naudingumo balai, 0 taškų, Matas Kabašinskas 2 taškai, 5 naudingumo balai, tas pats Rinkūnas, mūsų apkalbėtas -3 naudingumo balai, taip kad potencialo tikrai Birštonas dar turi ir kaip manai, ar po Ovidijaus traumos Birštono komanda galbūt labiau persigrupavo į kažkiek gynybinio pobūdžio komandą, kuriai palankiau žaisti gynybinės rungtynės, nei kai buvo prieš tai, sakykime, su Ovidijum, kur dominuodavo puolimas. Tikrai pasikeitė žaidimo braižas, dabar papildė Tadas Rinkūnas, tas braižas dar komandos atitinkamai truputėlį keisis, atsiras daugiau žmonių galinčių žaisti su kamuoliu, atsilaisvins taip pat ir metikai, Osvaldas Brazdžionis, snaiperis, tačiau iškritus Ovidijui, daugiau žaidėjo rolės irgi užimdavo, sumažėjo jo statistika
statistiką atitinkamai, na tikrai papildžius Rinkūnui, tas žaidimas vėl pasikeis. Birštonas tas, sakyčiau, 6 rungtynės, kuomet iškrito Ovidijus, pagrindė žaisdavo per priekinę liniją, dabar vėl viskas truputėlį pasikeis. Na, Birštonas turi prieš daugelį komandų, na, pranašumą priekinė linija, mobilūs aukštaugiai Birštono metantys iš toli, galintys išsikeisti gynyboje. Taip pat Laurinas Miknevičius nuostabiai atrodo vidurio puolėjo pozicijoje ir sėkmingai Birštonas sugeba žaisti su mažu 5 numeriu. Na, tai tikrai sėkminga Birštono komandos žaidimas. Na, o sakyčiau, kad nepasikeičia žaidimo profilis į gynybinę komandą, nebent reikia žaisti prieš tokią komandą kaip Kėdainiai, kuri yra rezultatyviausia lygoje, tuomet kiekviena komanda turi tapti gynybinė. Tikrai taip, ir gal dar, žinoma, nenoris nuvertinti Birštono komandos indėlio, bet vertėtų akcentuoti, jog Kėdainiai prieš tai žaidė rungtynes, kurias jau kalbėjome su druskininkais. Kelionė buvo tolima, grįžo apie 1 nakties, žinoma, tai nėra jokie pasiteisinimai, bet, sakykime, toks minimalus Birštono komandos šviežumas. Taip, nes Birštonas penktadienį turėjo žaisti su Biržais, bet Biržai šiuo metu yra išvykę ir rungtynių neįvyko, taip kad manau, kad labai viskas čia sukrito, sakykime, sėkmingai Birštonui ir ta pergalė labai laiku ir vietoje, kadangi tai pastebėjo komanda turnyrinės lentelės atžvilgių, dabar žinoma, jie stovi 8, bet vertėtų akcentuoti, kad yra sužaidę mažiau rungtynių ir irgi toks įdomus faktas, jog 2 ir 9 vietas turnyrinės lentelės taškais skiria vos 2 taškai. Nekalbu apie pergalės, kalbu apie turnyrinės lentelės taškus, nes pagal juos reikiuojasi komandos. Taip. Čia vertėtų paakcentuoti ir žiūrovams, kad mūsų lygoje vertėtų akcentuotis ne į pergalės, nes komandos uždė skirtingą kiek rungtynių, o į tai, kiek turnyrinių lentelės taškų turi jūsų komanda. Taip kad šiuo atveju 9 ir 2 vietos vos 2 taškais skiriasi, tai parodo, kaip yra labai intensyvu ir konkurencinga būtent A divizione. Tikrai taip, manau viskas. Epizodas artėja į pabaigą ir reikėtų išskirti, kasgi 14 ture mūsų laukia ir kurios rungtynės mūsų nuomonė galėtų būti atkakliausios ir įdomiausios jums, mėly žiūrovai. Taip, tai šią savaitę turime įprastą savaitę, tai bus penktadienį ir šeštadienio susitikimai. Penktadienį turbūt galima būtų paakcentuoti A divizione sporto klubas Šilalės Lošys ir Kauno Žalgirio 3 susitikimą, kadangi Šilalėje vyks susitikimas, manyčiau, Žalgiris dabar yra šiokiame tokiame irgi pakilime, neblogą žaidimą demonstruoja. Šilalės komanda iš vis turbūt viršė lūkesčius kai kurių netgi stebėtojų, tai aš galbūt išskirčiau tas rungtynes, jos bus komentuojamos. Taip pat Prienai Kupiškis, apie kurias jau kalbėjom, būtent A divizione. Taip. O keliantis į šeštadienį, tai žinoma savaitės rungtynės, jos vyks Tauragėje, susitiks Tauragė ir Kazlų Rūdos Ataka Kauno Kolegija, tai visus žiūrovus noriu pakviesti įsijungti lrt.lt mediateką, tenais rasite šių rungtynių tiesioginę transliaciją. Norėčiau pakviesti būtent tenai stebėti mūsų savaitės rungtynes. Jeigu negalite to padaryti, žinoma, gyvai, atvykti Tauragę, tai kviečiame įsijungti nuo 15 val. Tiesioginę rungtynių transliaciją LRT mediatekoje ir Tauragė priims Kazlų Rūdą. Įdomus faktas, jog dieną prieš tai šios 2 komandos sutiks Kazlų Rūdoje, tai bus įdomu pamatyti antrosios tarpusavio atkeltas rungtynės. Taip, tai dėl to toks sukrito taip viskas, bet vis tiek lauksime visų Tauragėje ir kviesime įsijungti prie jūsų televizoriaus ekrano ar kompiuterių lrt.lt mediatekoje. Na, o kas dar šią savaitę, tai jau man minėta Lošys su Žalgiriu, rungtynės pristato mūsų generalinis rėmėjas Nostra, tai taipogi noriu pakviesti apsilankyti nostra.lt internetinėje parduotuvėje, kur rasite aukščiausio lygio tekstilės produktų ir manau, kad tikrai kažką galite rasti, kas jums būtent tiks ir nežinau, gal pats kažką turi įsigės iš ten. Na, tikrai turiu daug nuostabių rankšluosčių iš Nostros, tikrai aukščiausios kokybės gaminiai ir žinoma neužmiršti apsipirkti regionų krepšinio lygos e-shop'e ir pasipuošti atėjus į rungtynes komandos atributiką. Tikrai rasite nuo maikučių, netgi iki striukių, tad tikrai ką nors prisitaikysite savo ir galėsite praskaidrinti tiek save, tiek ateinančius draugus. Tikrai taip, mūsų e-shopas kol kas labai aktyviai užsisukęs, matom, kad komandos domisi juo ir perka atributiką, tai noriu dar ir irgi pakviesti nuo savęs apsilankyti mūsų elektroniniai parduotuvėje, nuorodas visas matysite tiek aprašymę, tiek ant šio video ir dar apie ateinančią savaitę B divizionas laukia labai įdomi dvikova, tai Trakų komanda naujoje savo salėje.
turi atsinaujinę salę, į kurios atidarimą netgi manau, kad nuvyks mūsų lyga, gavome kvietimą, bet turi naują salę atsidarę, kurioje jau šią savaitę rungtyniaus mano žiniomis. Tai laukia tikrai įdomus susitikimas, jie priims Širvintų komandą ir 19 val. Tos rungtynės, 17 dieną tai yra penktadienį. Ir manau, kad tiek kiekvienas gerbėjas regionų krepšinio lygos, ypatingai labiau besidomintis B divizionu, įsijungs šias rungtynes, kadangi susitiks dvi viena kitos vertos komandos, kurios, tu žinai, gal ir finaliniam ketvirte viena kita galės suremti savo ginklus. Na, o noriu žiūrovus pakviesti įsijungti ir stebėti tas rungtynes mūsų YouTube paskyroje, kur ir galite stebėti visas kitas be išimties regionų krepšinio lygos tiek A, tiek B diviziono rungtynes. Nuorodą irgi rasite aprašyme ir mūsų visas kitas nuorodas, kaip sakau, irgi tenais rasite. Na, bet pagrindinis akcentas, kaip ir minėjau, šeštadienį Tauragė Kazlų Rūda rungtynės lrt.lt mediatekoje. Tiek daug sukalbėjau, gal tu kažką dar turi pridėti? Na, manau tiek. Toks buvo 13 turas, jau netrukus laukia 14 turo kovos. Tikrai daug atkaklaus ir įdomaus krepšinio laukia jau ateinančiame ture. Manau, Lukai, tiek šios dienos epizode, 14 epizodas į pabaigą, o prieš akis 14 turas. Taigi nepamirškite pasiekti regionų krepšinio lygos socialiniuose tinkluose, tiek Facebook, tiek YouTube platformoje, paprenumeruoti mūsų kanalą, paspausti like ir žinoma komentarų skiltyje pasidalinti nuomonę, kurgi galėtumėm patobulėti ar kągi norėtumėte išvysti šioje tinklalaidėje. Labai laukiame jūsų įsitraukimo, sakykime, galbūt norite būtent kažką, kad pasikviestume į savo tinklalaidę, kadangi turime, kaip ir minėjau, naujus namus kol kas, taip kad lauksime jūsų komentarų, lauksime jūsų pastabų ir dar kartą norim padėkoti NIT televizijai už tai, kad priėmė mus į šią naują gražią aplinką, kurioje įsitestuosime, įsimėginsime ir tikimės, kad draugausime. Taip, ir tai tikimės dar pakels mūsų tinklalaidę į dar kitą lygį. Nu, šiandieną viskas. Su jumis buvau aš, Pijus Urbanavičius, bei mano kolega Lukas Ratkauskas. Viso geriausio. Ačiū Jums ir iki.